Šiandien matyt tiek svečių, nes daug turime svečių ir čia gimnazijoje, bet turbūt pirmą kartą turime tiek svečių, tiek atstovų iš įvairių šalių. We are so happy to see so many guests here, and perhaps the first time we're having guests from so far away. Ir manau, kad esame visi čia dėl to, kad tokie mokytojai kaip ponia Idalija ir kaip atstovai mokytojai iš kitų šalių, jų dėka esame čia, dėka to, kad jie apart savo darbo vykdo dar kitą darbą, padeda jaunimui susipažinti vieniems su kitais, atpažinti kitas šalis. And shortly, we are here because of some people who, besides doing their own work, because being engaged in their own direct activities, also do some other work as well, such as me, Dalia, who are organizing meetings here. Aš nežinau, kokia tolimesnė eiga, ar čia pabaiga yra to projekto, ar bus kažkoks tęsimas, jeigu nebus, bet tikiuosi, kad tokių žmonių dėka tikrai bus kiti projektai ir dar įdomesni, ir tikiuosi sulaukti vėl svečių čia pas mus Avižietėse. I'm not sure if such other kinds of projects are going to be held, but I strongly hope that they will happen, they will be repeated, and we will have some guests from Europe. We are going to have more of them, and I think that some people's enthusiasm will assure it to happen. O šiaip linkiu dar kartą naujų tokių projektų, glaudesnio bendradarbiavimo, tarp kultūrinio, tarp valstybinio, tarptautinio, o svarbiausia, paprasčiausiai, tarp žmonių, kuris yra reikalingiausias yra iš visų. And I think that very valuable things are that people of different cultures, people of different nations, people from different countries do some common projects and communicate, and it's very important, as is communication between